ką, sveiki visi. Šiandien ruošiamės važiuoti prie ežerų. Dabar yra 9 valandos ir mes su Kieru esam pasiruošę važiuoti į parduotuvę. Reikia apsipirkti maisto, kokių šiukšlių maišų, tualetinių popierius ir panašiai. Tai mergaitės pasilieka su močiute, o mes keliaujam į parduotuvę, į miestą apsipirkti, ko mums trūksta. Tai keliaujam kartu. Kamilė vairuoja, lūpas dažas. Bet tu vairuoji? Aš gale sėdžiu. Mes sėdim gale. Kur mes man dingė? Pradėjom dirbti, pasikėpti vaiką. Žodžiu, važiuojam apsipirkt į gamtai. Gal savo Tuoj palauk. Aš labai baisiai atrodau. Realybė, kas yra? Pasakai, kad važiuojam į Amazon firmą tą... Pradžiai važiuojam į Amazono išparduotuvę, ten kažkada matėm, yra šaldytuvas, šaldytuvėlis turistinis, nebrangus. Tai galvom, nuvažiuosim, pažiūrėsim, ar dar visi yra ar ne. Mes matėm prieš porą mėnesių. Gerai, važiuojam pažiūrėti, ar yra ta šaldytuvėlė, paimsim šaldytuvėlį, tada varom, paimsim siuntą iš pigų, nes mes pametėm termocėlį, tai užsisakėm kitą termocėlį vėl. Nu, žodžiu, saukit daiktus, nepametinėkit. Ne tai kaip mes. Nu, tu ką nors pakomentuo. Man pakomentuot? Nu nieko, ruošiamės išvykai prie ežero. Su 3 vaikais, 1 naujagimis. Turėtų būt faina. Biški streso, biški faina. Bet nieko nėra neįveikiamo, kaip sakoma. Termocėlis. 2,60. Tai? Vaikam pažaist. Kaip nelabai gundos. Aš tai valgyt noriu. Žinai, kaip esi storas, tai storas, visai kitaip galvoja. Visuomet nori valgyti, žinai. Čia yra baisu. Reikia už 5 eurų. O, klausai. 8 eurai. Akcija dar bus, ar jau žinelė kaina? Čia tokia kaina, čia rinkiniam akcija. Gal? O, kodėl taip yra? Neturėjai tokio puodą būtent su tuo? Turėjau. Kas neturėjo? Kodėl čia taip turi būt? Esi sunkus, lengvas, bet dangčio nėra. Tas koks gražus, ne? Bet tai kas iš to ant ugnies 61 kartą ir nebebus? Yra va, tu 8,9. O kodėl jis čia nusitrintas, čia nusiminta? Nepatinka, kad nudaužytas. Radom jackpotą, parodė. Va toks va, vienam sykį labai gerai. O gal net ir pasiimsim namo. Kaip miega babies. Tu susiprytė? Ką? Susiprytė? Taip. Sakei, man neduosi, nei kasnį. Nei kulčių. Gerai, aš geriau valgysiu 2 mėsainiukus, neigu bulvytės pačiaumoti. Gerai, pavalgom dar. Gerai, valgom ate. Visą gerą. Žiūrėk, kaip sakei, kai man atneš maistą, pradės verkti? Aha. Žodžiu, apsipirkom tiek, kad nežinau, nėra kur ką dėti. Nusipirkom didesnę mašiną, kad jau vis tiek 3 vaikai, visas, kad tilptų, mes vėl netelpom. Nu, nieko. O mes dabar sumastėm pavalgyti, tai mes dabar pavalgysim. Nu, ne mes, visai pavalgysim. Iš tikrųjų pilna visko, visokiausio užkandžiai, viską, bet pagalvojus, dar čia ne viskas. Dar nėra šašlykų, dar nėra... Ko taip karšta, aš nesuprantu.
Tiesiog gal tu jau per didelis šiai vasarai. Tai kaip saulė toks didelis ir karštas jau. Labai ką sunku iš tikrųjų filmuoti, nes mes skubom, išvažiavom 10 jų 1. Ir šiaip mes nepripratę filmuoti, nes mes filmavom prieš metus. Daugiau, 2. Prieš 2 metus mes filmavom. Tai nepykit žmonės, tiesiog gyvenimas verda ir sunku. Tiesiog mes turim disciplinos filmavimą, mes norim, bet neturim disciplinos. Nepykit žmonės. Aš labiau noriu filmuoti tenais. Gerai, ten O tas pasirašymas ar įdomu? Susitiksime, mes dabar susitiksim. Na, kaip susidėsim Taip, daiktus. susitiksim namie, kai susidėsim daiktus ir viską ir jau vaikai lips į mašiną. Ate. Gerai, susikrovėm daiktus. Kažkaip taip iki lubų dakrovėm. Čia vėliau ant galo jau belekai pradėjau mėtyti. Čia po kojom gerai bus. Gerai, tilpsim. Dar liko čia biškį tų daiktų. Čia nais liko. Čia nais. Nu čia jau Kamilės brolis viską paims. Mes didžiąją dalį paėm. Žodžiu, įsikūrėm va šitaip. Čia jau rytas. Žodžiu, įsikūrėm vakar. Vakar atvažiavom, čia nais apie 4 valandą, ne, 5 gal valandą atvažiavom. Labai nepatiko vieta, nes daug žmonių ir labai tokia vieša vieta. Tai važiavom ieškoti kitų vietų. Tai spėkite, radom mes tų vietų. Tada grįžom čia 8 vakarą. Tai kol įsirengėm, apie 11 buvo, nu ir mėgoti. Tai nebuvo net noro nei filmuoti, visi pikti buvom. Vaikai pikti, visi pikti. Kol pastatyti viską, čia dar palapinės, jau vakaras, jau tamsus, dar valgyti reikia daryti. Viskas erzina, viskas nervuoja, o dar kaip tyčia. Ir Kieras man ant rankų, nieko padėti negaliu. Wow. Buvo tiesiog wow. O dabar kiek valandų? 7 gal kokios. Dabar yra po 7-8. Surišu aš vaikam plauti. Eisiu pati biškelį apsiprausti ir eisim valgyt. Darys. Nu, tai gražu prie ežerėlio. Kampa. Jeigu šiaip šitą vietą aš įdėsiu pavadinimą. Nu čia, jeigu nori tokios ramybės, tokio poilsio, tylos stovyklos, nu labai rekomenduoju. Bet jeigu jūs esate šiek dar jauni, kaip mes, ir norisi šiek tiek ir garsiau pašnekėti ir panašiai, nu tai nelabai, nes atrodo... Ten parodys, čia kemperis. Ką mes turim, kas gerai turim, tualetą, dušą turim. Ir turim... Tai toksai atrodo, bijai biškai garsiau pašnekėti, 11, ne kada 12, ne, mes vaikščiom maudytis, kada vakar, 11-12 žodžių. O baisu pasakyti garsiau žodį, kad neprikeltum dar kažko. Tu toksai, atrodo, kaip sakoma, nori išsirėkti, važiuoji į mišką, atvažiuoji, atrodo ramybė į miškę, bet net baisu. Nes aidis labai garsiai čia. Jo, tai toksai. Nes tenai dar yra viena palapinė, kitoj pusėje. Dar jo vakar, dar vakar jau apie 11 kažkur pradėjom kepti dešrelės, turim anglių, nusipirkom to žybalą degaus skysčio, nieks ten nedega, tai kol užkūrėm, kol ką, karoči, nesisekė vakar iš vis šiandien. Visi pikti buvom, nebuvo net iki filmavimo nieko nefilmavom, netraukiam kamerą, visi pikti, reikia vienas ant kitą ir taip toliau. Ir dar plus, nu vis tiek, mes čia atvažiavom gal po 6:10 kažkur vakare.
Atvažiavom po 6:10, pamatėm šitą vietą, kad, nu kaip ir sakom, biški norėjęs tokio privatizesnio dalyko ir ieškojom apie 2,5 valandos, visur važinėjom viską. Tai Sartų ežeras, gražus gal ežeras, bet vien žvejai ir tai gavos, kad mes dabar 2,5 valandos su vaikais važinėjom veltui. Tai galiausiai vis tiek grįžom tam pat. Vaikai planšetėse įlindę. Einam nusiprausti į tualetą. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree. Šiandien praneša plus 30, tai mums reikės ko? SPF. Tai va, vystymosi lenta, tulikas, vidurėlis teletoks. Suksuse. Bet tu va čia žiūrėk, ką filmuoji. Bet čiūčiut pafilmuok. Dona. Tai ką darai? Se ne dono. Krūtinė. Katini. Katini. Silmojam. Rytoj. Atplaukiu grinai ant karšto. Nuvaliu stalą, va, pasiskolinu žiebtuvėlį, nes nepavyko magaiveriuose. Nepavyko magaiverių, yra triukai. Tam kažkur yra Lukas, kur nebereikia žiebtuvėlis jau atplaukti. Ai, da papasakau. Ir radom čionais degtukus. Nu, bet vis tiek jie neužsidega. Padėk ant saulės, kad O jūs su kelniam čia? Su kelniam, su megztiniu? Ne, tu šitą O, tą tampylį. Reikia maliką. Košės paruoštas, kava paruošta, kaip visada, keliamės tada, kada reikia valgyti. Ai, nelabai žinau, gerčiu, kad tu gersi dabar. Aliejaus negavau, kepu be aliejaus. Kaip tu neturi? Yra, nejaus, visas. Jau per vėl. Visą ką? Dabar kad jau. Labai blogai čia kažkas? Mažai, absoliučiai. Tai mes kaip ir kas sakė, kad būtų vaikam ir suaugusiam, kad tik tai. Kiek, SPF? 30. Tai gerai? 50 geriau. 50 labai nėra kur. Vis geriau apsauga negu nieko. Pagalvokim gal tą. Ui, kaip čia blogai darau viską. Žiauriai blogai, net Ant viršaus užpylė. visų pirma, net neįkaitino keptuvės. Įkaitinau keptuvę, nu tai prašiau aliejaus, niekas nedavė man aliejaus. Kaip išgirdau, už ką padariau. Aš su vaikais, sakau, daug vaikam valgyt paduosiu, tada paduosiu aliejų, palauk. Gerai, to įkais atlipinsim kaip nors. Mama, kartą. Tai taip pasiklausyk. Daug druskos. Man, čia. O, galima. Yra dar mama pabiškį mišinę padarė, tada česnakėlę, pipiriuką ir druskytės yra. Žiūrėk, čia dariau su druskos, tos būtų Žinau, nu duok tą. Kodėl taip? Biškutėlį ką pamaišyti. Na ką?
Na, tai pažiūrėsim, palauk, reikia. Pamiršau, kad labai žiūrėjo. Vodku keptimas. Tai valgy, ko? Kiaušinienė kepa, vaikai kakės matis, ko čia valgo. Pamojuokit valyti. Gali būti nesudžiūvę, žinai, to tam pakelį, žinai. Net laikas stovi. Tai faktas kažkur tenai prileis. Dar pavyzdžiui, kai pakuoja ten dešrelės, jie prileidžia kažkokių dujų, kad negestų. Chemijos pamoka rytais. Nu, pažiūrėk, pakelis, ane, dešrelių nepraimtas. Einam valgyti, taip. Pasikeitėm pamperose. Taip. Dabar einam pavalgyti. Filmin. Tai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du aš šūdo kremą pritryniau šuminę. Čia statėjau to sugadinti iš tikrųjų viską. Šūdo kremą. Kur lagaminas? Nežinau. Na, parodykim be tento, mes čia gyvename. O taip mes gyvenam be tento. Ir dabar aš suliūdysiu. Dabar. O tai mes mėgojom šitaip. Tolėtinį tik daugiau. Dalis pasišyko, tai reikia daug tolėtinę papildyti. Aha. Pasakysiu apie. Va, 2 tentus sulipdysiu. 2 tentus sulipdysiu ir kažkaip dėsim čia ant tų mašinų, bet mašinas reikės perstumdyti. Mėgojom lievai, nes čia gaunas nuokalnė. Nuokalnė tokia, tai mes į vieną pusę rėdėjom ir vaikai irgi rėdėjo į vieną pusę. Tai va. Reikės šiandien, tai reikia nusimaudyti. Jau galiu irgi įti maudytis. O vaikiukai. O kas yra? Nu, man reikia išmėti. Ragas jam? Jo. O mes panašius su žuvis, ar ne? Jam labai blogai? Nu, kažkaip rūkštų. Ne, rūkštų tai blogai. Vaikai išplaukė su valtim. Nieko tokio. Vaikai. Sakau. Pėcė. Neplauna, ne? Kas buvo? Kas buvo? Myšta, tu pamaivo. Ateik čia, atsisuk. Gražuolė. Gražuolė, tu koks tavo vardas? Severija. O tavo koks vardas? Akėtėje. Pamiršai savo vardą? Geras. Patiko? Karšta mums, tai mes neturim jokio paklotėlio ant žemės ir visur yra saulė. Nėra kur slėptis nuo saulės mums. Tai ant suoliuko. Reikia, nori mama eit nusimaudyti, žinok. Sparvas puola, prieš tai tenais puolė sparvas, kai... Netrekink mano veido. Nenori, kad reikintum. Prieš tai tenais, kai darėm tą dalyką, tentą, puolės sparvas. Dabar jau pradėjo čia saulė eit. Čia jau sparvas puola. Eisim maudytis, bet reikia tikriausiai palaukti, kol užmigs kieras, kad galėčiau pasidžiaugti maudynėmis. Taip, kukuliau. Davalgiau. Vis tiek daug palikti. Davalgysiu. Bakis, ne? Kai vandenynas. Vandenynai, alio. O tu ką vandeninė? Va. Apsuk. Bet čia taip negalim laikyti. Nemiega kukulius bezaliukus. Tegul miega, mes norime. Nemiega. Bet tegul jis miega, mes norime nusimaudyti.
Ką mes šiandien? Gal dar važiavom? Taip. Važiavom. O tu paskui matysi, kur vaikai ir kur plaukti. Vaikų lova buvo. Ten turim kaimynus. Gal dar šių vakarienę ruošiu. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there... Ką čia turi? Zefyrai. Zefyrų turi? Parodyk. Taigi paėmės Gabrielis. Tuoj duos tau. Ką kepsim? Zefyrai. Zefyrus? Oi. Tu Kamilė? Kamilė manis, aš laimiu ir visą gerą. Kur buvo anksčiau, kai buvo aštunkės? Kokia iš čia, ką tu turi, jie parodo. Žinau, kad tikrai. Žiūrėk. Kozeris. Arba atvirkščiai, kozeris. 3 kozeriai iš 4 kortų. Bet parodė su foku vėliau. Kas bus per Yra vidurį? mamos veidas. Nu, dabar ką mes darysim, Sivėri? Šias valgyt gaminsim vaflius. Taip, dabar yra 9 valandos. Atsikėlėm jau eiti, jau pradėti gaminti valgyt, gaminsim čirvinius blinus. Paskui parodysim, kaip mes juos gaminsim, parodyti, kaip tėtė laužą kūrena. Žiūrėk per ekraną, tėtė matai, laužas matosi. Reikia arčiau. Gal tėtė kažką pasakyti? Kūrenam laužą, darysim vaflius čirvinius. tą patį pasakiau. A kaip mėgojai? Ne, patogiai. Baudų milijonas. Aš vakar prašiau čiūžinę papūsti, bet nepripūti čiūžinę. Nusipirkom šitų, kad nereikėtų ten pilną miltų pirkti, ten sakiau šitų. Tai pusryčiams bus šitie blynai, bet ne bet kaip. Bus blynai va tokie ant laužo. Va tokie. Ir bus su uogienė. Norite jūs taip? Taip. Apelsinse? Nu, pirmą reikia išmaišyti tešlą. Da. Šalto vandens. Šalto vandens. 103 ištirpinto sviesto margarino arba augalinės aliejus. Lava vyva. Palikmaių. Įvelti. Viską imkite, turim šiokį piliokį. Oi. Pilku puodą. Kokias šlapų? Šlapų reikia? Ne.
Ne, sausu? Pilkit po truputį vandens. Pilk, po šitą vandens, pilk. Pilk, po truputį. Žiūrėk, jeigu aš padarysiu tau ant maikės, ne ant veido. Active track. Nu ir ant pilvo. Ai, kur palaikysi, ten ir trekins, nusuprasi. Nugi nėra tokia karščia kaip ant dujų. Vaflinis, kol pereis per tą metalą. O ir metalas įkais, kol ką? Nu ką, ant to. Ai ne? Tai neišmes, duok čia laistos blynus. Palik toj karštoj pro toj keptuvėj. Nu, turi pilvą valgyt. Na, žodžiu, čia nais žaidimas su šita keptuvė. Labai ilgai viskas būtų. Tai vis dėlto kepam blynus. Bet vis geriau negu nieko. Parodyk savo Maikį. Tiesos yra. Nėra. Galas. Ta keptuvė yra tokia ant ribos. Šitoj greičiau kepa, arba čia dujas. Ne, tai čia. Arba dujas čia blievas. Aš čia balioną pakeičiau, šitaip tas čia reikia. Reikėjo dar pakėpti. Jis nekepa, gal dujas baigė. Jo, ne, nėra dujų. A ne? Da keptuvė. Tau reikėtų tą jau keisti, žinau. Turi Dabar? visas išeit. Nu, tai baig. Aišku, per kamerą nesimato, bet čia noriu parodyti mūsų šedevrą. Kad kam pirktos palapinės už 300 eurų, jeigu galite nusipirkti palapinę už 3 eurus arba kur būtų padėti čiužinį. Ir va, nusipirkit tentus du. Vieną mašiną, kitą mašiną. Nu, klausykit. Nu, va, prašau. Dabar girdit, kad mašina, kad lietus lyja. Tai labai nesmarkiai lietus užklupo mus, aišku, rodo, kad ir bus lietus ir bus smarkiau vakare. Tai nuo lietaus esame apsisaugoję. Tik tai toksai vaibelis toksai liūdnas, nei dabar nusimaudėt, nei nieko. Tai jeigu girdit, lietus lyja. Tai einam kurti laužą. Šiandien bus pietum. O Jėzu. Šiandien pietums bus bulvės keptos ant žarijų folijų su šoninė. O vakarieniai bus šašlykai su ryžiais. Aišku, jeigu lietus labai leis, tai gerai, o jeigu ne, tai bus blogai. Tai einame kurt laužą vėl ir daryti pietus. Ne, nepilku, mes pilksim. Mama, man pilkta gadina stulį. Einu meti šitą. Susprauk, nebeturėsi. Dalį. Nu, pus burbulo. Pus burbulo. Jau, dačiu. Pragu. Karsta. Taigi karsta šilta. Megztinį nusirenk. Karsta. Nu, pus, daug padaryk burbuliukų. Mylė, ar matau tave? Matau tave kamerą. Ir opėbėsi. 3. Ukrecija. Na, skaičiak. 1, 2, 3. Dėsai. Gerą vietą.
Nu, gali prarasti teisės, baudos ir taip toliau. Taip, taip, taip. O ten, pavyzdžiui, užsieny, tai tu vairuok kaip tu nori ir tiek. Tau ką padarys, tai tik tai baudą duosi vis, o pas mus. Kabatas? Kabatas? Apie šitie. O dabar tu apie pavyzdį. Bet aš žvejus, tai vien per čia. Tai buvo tokių. Nebuvo lengvų. Jis užgyvus. Tai labai, kad jisai atsidarė, nes labai sunku, kad jis atsidarė. Taip, jis sunkus Sunkus ir atsidaro, o čia yra blogiausia. dalykas. Dalykas taip. O, vėl atidarė, gerai. Padėkui. Ką tik nusimaudėm, pramužėm saldžiako. Saldžiako ir šiaip valgys. Labiškai. Ten darom valgyt, tą šildom. Markus, tai Markus dainos, tai tavo. Kepsim šašlykus. Viskas. Kur dar kas? Čia ledas. Gerai, viskas čia ledas. Bet kad batai pilni, tai čia negerai. Žiūrėk. Nedėk ant kilimų. Žiūrėk. Nori atsigerti. Nedėk ant kilimų. Nu ką, viskas. Įsikraustom. Žodžiu, įsikraustom, labai greit atsikėlėm. Šią naktį lyjo, dar papasakosiu gal vėliau. Tai labai naktį lyjo, greitai atsikėlėm, kol leidžia oras. Pykstam, tai dedamės daiktus ir važiuojam. Tai toks ir sekmadienis jau. Nu ką, sekmadienis mes susiruošėm jau važiuoti. Naktį belekai pradėjo lyti, šiandien atsikėlėm anksti, sakom, kol neužpuolė lietus, reikia susitvarkyti. Va, viską susitvarkėm, dabar yra gal 12, 11, nežinau iš tikrųjų. Tai 12. susitvarkėm, greit pavalgėm kiaušinienę ir dabar jau mano brolis išvažiavo. Mes susidedam savo daiktus, pavalgom ir visio. Mūsų savaitgalis kaip ir praėjęs. Va, dedam daiktus ir viskas. Ir gazuojam. Mergaitės, patiko savaitgalis? Ką? Patiko, bet noriu dar. Nori dar? O jau įsikando svėrė į uodus. Ištynaus. Nori dar? Dėl to ir liūdna tai? Parodyk svėrį, kaip nori darželį rytoj. Kaip parodyk, kaip tu nori darželį? Nenoriu, ne vieno. O Lukrecija? Lukrecija, nori darželį? Taip. O, nors... Gerai? Gerai, važiuosim į darželį rytoj. Na ir ką, atsisveikinam. Ačiū, kad žiūrėjot, mieli žiūrovai. Ir iki kito karto. Ate. Ate.